Kinijoje įvykdyta mirties bausmė 3 pedofilams. 3 įvykdyta, o kiek dar laukia. Jungtinėse Amerikos valstijose yra keliose valstijose sugrįžtytos bausmės net iki gyvos galvos už pedofiliją. Rusijoje stipriai grįžtamos bausmės už pedofiliją. Baltarusijoje sugrįžtyti iki net kastravimo. Ten kastruoja pedofilų. Ir jau daug labai iškastruotų. Normaliuose valstybėse tai pripažįstamas kaip labai sunkus nusikaltimas. Iškreipimas nepagydomas, visiškai nepagydomas iškreipimas, pedofilija, kaip ir visi kiti seksualiniai iškreipimai, jie nepagydomi. Kaip ir privartautojas, jei privartautojas patiria orgazmą ir jam vyksta erekcija privartaujant, reiškia, jis jau yra psichiškai nesveikas. Jį jau reikia izoliuoti nuo visuomenės, nes jis vis tiek privartauja. Normaliam vyru paprasčiausiai nepavyks išprivartauti. Normalus sveikas vyras neįstengs išprivartauti. Taip kaip normalus sveikas vyras neįstengs su vaiku atlikti akto, neįstengs su kitu vyru, jisai neįstengs, nes jisai sveikas jam. Jam paprasčiausiai tai neįvyks. Kodėl aš tai kalbu? Seksualinis iškreipimas yra galingas iškreipimas, seksas yra galinga jėga. Ir jau pagalba galima manipuliuoti žmonėmis, galima juos valdyti, galima tampyti žvyručių, pedofilus pastatytus į valdžią, į teisėtvarką ir teisėjų postus, į prokurorų, generalinių prokurorų postus. Jūs galima valdyti kaip norime. Galima tampyti už gumutės ir tas, kas turi apie jūs kompromatą, jūs valdo. Todėl aš palaikau pačias griežčiausias bausmės pedofilams. Jūs paprasčiausiai reikia izoliuoti nuo visuomenės arba sunaikyti. Kito kelio nuo jų apsisaugoti nėra. Vaikai yra turtas. Dabar palygykime, kodėl aš tai kalbu. Lietuva. Pas mus net konstitucinis teismas padėjo išeiti iš kalėjimo pedofilui. Čia nesenas įvykis. Pas mus Seimas, didžioji dauguma Seimo narių ir 70 berods. Atsiprašau, suklydau, 55 Seimo nariai, tai labai daug. Prabalsavo už pedofilijos dekriminalizavimą. Pas mus keliamas klausimas, kaip sušvelnyti pedofilams bausmes ir kaip padaryti, kad pedofilas, jei vaikas sutinka, neprievartauja. Jisai bus nebaudžiamas. Tai yra pedofilijos dekriminalizavimas. Įsivaizduokit, pasaulyje grįžtinamos bausmės už pedofiliją, Lietuvoje pedofilai pradedama ginti net konstitucijos pagalba, konstitucinio teismo pagalba. Į kur mes einam? Aš norėčiau, kad į tai atsakytų tie, kurie mūsų vadina sąmokslo teoretikais ir valstybės šmeižikais už tai, kad pasisakom prieš pedofilų klaną. Kad įvardinam pedofilų klaną. Mes tampam vatnikais, blogyčiais ir sąmokslo teoretikais. Norėčiau išgirsti tų padugnių, įsigimėlių moralinių nuomonę po šito mano video apie pedofilų Lietuvoje. Ir tai, kaip pas mus jie ginami, saugomi ir mažinamos bausmės.